reikalai, nors vardos į sielą. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esu, žemės vyksta po kojo, turi bėgti kartu. Reikia besiriai. O ten kompiuterį gali ką nors rast? Ne. Viskas ištrinta ir perkelta į debesį. Kauneckas pasistengė. O jis gali duoti kokius parodymus? Žinoma, kad ne. Juk tai Kauneckas. Žino, ką kalbėt ir ko nekalbėt. O Richardą, jo sūnų, aš pasiunčiau pas Dovydaitytę. Gal per ją pavyks kaip nors paveikti prokurorę Jurkutę. Nu ir be reikalų. Aš turiu su ja gerą ryšį. Nežinojau. Kažin ar Dovydaitytė galės kuo padėti, nes ta Jurkutė, tokia principinga kalė, kad net baisu. O geriau reikia pagalvoti, kas tais milijonais daryti. Reiks nupiešti kažkokius dokumentus. Bet be vidinio palaikymo man bus sunku atminti. Be gero advokato pas Jurkutę geriau nesirodyk. Žinau vieną gerą. Duosiu telefono numerį, labai gerai išmano finansinius nusikaltimus. Ne, aš turiu savo toks. Geras senas vilkas. Kas toks? Tadas Valaitis. Žinau, tas geras. Tu negalėtum kaip nors tą bylą paimti savo rankas. Kad viskas būtų taip paprasta. Ikiteisminis pradėtas. Dabar teismas vertins surinktus įrodymus. O tu pasistenk, kad tavo įrodymai būtų geležiniai. Bonusas atmink 10% nuo sumos. Tai svarbiausia pagrįsti pinigų kilmę. Jeigu dokumentai bus tvarkingi, bylą gali ir nutraukti. Tai čia Kanarskis sugalvos kažką. O tėvą apklaus ir paleis po parašu. Atsiprašau. Taip, mama. Tai daug dirba. Tai dėl to ir nekelia, dirba. Daug darbo. Nesijaudink. Gerai, pažiūrėsiu. Turėjo grįžti, negrįžo. Pergyveno motina. Kaip tu pats laikais? Girdėjau su Igle susitaikyti. Taip. Vėl planuojam vestuvės. Vestuvės. Mes su Rolu irgi apie vestuvės kalbėjom. Tik tai nespėjom. Aš vis laik plėšiaus tarp karjeros ir meilės. Dabar galvoju, reikėjo viską mesti ir pasirinkti meilę. Taip. Mes irgi daug skiriamės. Bet dabar viskas kitaip. Gyvenimas per trumpas, kad tiek plėštis dėl darbo. Reikia ir savo laiko skirti. Iki? Iki. Taip, pacanai. Matai, blin, tik koja įkėlė į namus. Ir baronas iš karto perkalbėjo Beniuchą. Laiko jį savo nagose. Bet tai koks tikslas? Kad atplėšt nuo mūsų. Atribuot, blin. Man, prie saliamio kepimo neprileidžia, duoda 2-3 kilogramiuko smūgį ir siuo. Nežinau. Tam savo dukrą ir pakišo. Va, Marisuolinka. Saulutė tu mano, aišku, blin. Laiko jį kaip ciuciką ant pavadėlio. O mes galų gale liksim ant ledo. Ne, Beni, netoks. Nepadarys tai. Jo, jau padarys taip. Jis jau dabar man kokius čiūdus daro.
O, Ferdinandas. O dabar ryškinkitės. Hardikai, man plezir. Nesupratau, Aha. ko jūs ne viešbutė. Man paprašė parvežti į namus. Norėtų savo Tiliją. Olivija, blin. Čia kaip Olivija mišrainė. Nu, žodžiu. Parvežėm. Jis tipo greitai, tuo grįšiu, nubėgo. Grįžo, sako, važiuokit be manęs. Lieku. Nu, Jofana, kas su juo pasidarė, aš nesuprantu. Taigi susitarėm. Tai kad ten tas baronas jums smegenis persuko. Jo, pacanai. O tokie idiliški. Išsigimsta pasaulis pabiški. Rytoj paimsim, pasakyk, kada. Nu, šio, Hardikai, nesinervink, pacanai, nesipykstam. Tu geriau pasakyk mums, tu ne savo lėkštėjai. Ten, tu ką, išsprendai savo problemas? Dar ne. Ne viskas taip paprasta. Kas ten kratą darė? Mokesčiai? Prokuratūra. Nifiga savo. Ir rado tos duliamus, kur iš Benios buvo paėmęs. O čia tai papadosas, pacanai, iki pat pomidorų. O kas prokuroras? Gabija Jurkutė. O čia tai, žinok, Erkutė išsisiurps, nėra šansų išsikapstyti. Dovilė. O, kaip miela. Čia tau. Tu moki nustebinti. Ką pasakei? Kauneckai? Pasakiau, kad nieko negaliu padėti. O kaip yra iš tikrųjų? Taip ir yra. Klausyk, bet Kanarskis duoda 10% nuo sumos. Kad ir 50. Nu, klausyk, pabandyk pasikalbėti. Nu, jūsgi kolegos, Nu, pasakyk, mane susirado, siūlo 100 gabalų ir uždarant bylą. Nu, tu bent pabandyk, pasiūlyk. Nesiūlysiu. Pats pasikviesk ir pasiūlyk. Jo. Taigi jinai manęs vos nepasadino. Tai būtent. Jinai įsikibo ir nepaleis. Tuos milijonus gali peržegnoti. Ne. Teismas pasakys, kaip bus. Teismas gal ir pasakys, bet Jurkutė nepaleis. Klausyk, negi jinai neturi jokių silpnų vietų. Neturi. Išeidama atostogų pasiėmė vartojimo kreditą 100 000. Nieko iš šalies neimo. Kanarskiui gali padėti tik tai geras advokatas. Klausyk, man čia šovė į galvą. Kaip padėti apginti Kanarskio interesą? Gal norėtų man padėti? Paplistik vyną, aš salotos atnešiu, pakalbėsim. Vakarojat? Ne, mangi su Liepa jau išvažiavo. Kaip tu? Tėvą uždarė. Kaip čia suprast? Pas Kanarskį kontoroj kratą darė. Kanarskis vėlavo, tėvas ten buvo. Tai uždėjo ant rankius ir išsivedė.
čia dar ne viskas. Rado du lemus ir įsinešė. Kaip tai išsinešė? Va taip. Paėmė ir įsinešė. Ką dabar darysim? Aš ką nors sugalvosiu. Tai mums bankrotas. Kodėl mums? Mesgi įsiskyrę. Bendro turto neturim. Iglė, nusiramink. O ko tu jaudinėsi? Turėjom gi ir sunkesnių laikų. Viskas bus gerai. Dėkit salotų. Gal pirmą pakalbą. Gerai. Ką sugalvojai? Reikia sutrukdyti Jurkutės tyrimai. Žinau, kad tai nelengva, bet yra būdų. Kaip? Dokumentus suklastot? Pakeisti įrašus? Na, ne. Galėtume eiti kitų kelių. Pakišti pinigus, kaip kyšį. Suras. Tyrimas naišūnėt uodegos. Per daug pavojingas, Steponai. Gabija nekvaila. Supras, kad kažkas ją pakišo. Nu, ras pinigus rankinėje ir ką? Ką jinai padarys? Supras, kad čia mano darbas. Nu, tegul įrodo, nu. Koks skirtumas tie įrodymai? Imuniniai tarnybai pasakys, kad čia mano darbas. Kam man toks dėmesys? Nu, gerai. Galim padaryti per trečią asmenį. Kaip tas trečias asmuo kabinete atsidurs? Naktį per langą? Nu, tai palauk, jinai į darbą kažkaip atvažiuoja. Galime į mašiną įdėti, pakišti. O kaip gatvių kameros? Velnias. Nu, ką nors sugalvosim. Nu, nevaikšto visą laiką po kamerą. Kažkaip įdėsim. Ai, gal pavalgom. Su kuo čia? Su vištienu. Viskas gerai. Jėzus! Tau jis tikrai reikalingas? Apie ką tu čia? Greit viskas baigsis. Kas baigsis?
Viskas. Viskas greitai baigsis. Pagalvok dėl vestuvių. Ar verta? Žmonės pragyvena visą gyvenimą nesusitokę. Turi trumpam išeiti. Na ką, pajudėjom? Taip, už valandos susitinku. Perduosiu. Šitą irgi. Kiti po to, kai ką Klarą išsiužys. Supratau. Nu, davai. Tėt, tu sakai, viskas baigsis. Ką turėjo omeny? Nauja realybė. Nesupratau. Pati pagalvo. Įjung protą. Pasižiūrėk, koks esi silpnas. Bevalis. Pasiduoda kitams įtakoms. Čia jau ne tavo reikalas. Kodėl? Čia mano reikalas. Pagimdysi dar man kokią žalią žvairanuką. Oligofareną. Tu iš vis girdi, ką kalbė? Šlikštų klausytis. Olivija, pagalvok. Devynis kartus atmatuok. 10 kirpk. 9 kartus atmatuok. 10. Nukirpk. Kas gero? Čia visa info? Kita pusė, kai baigsi darbą. Apsauga. 1, 2 apsauginiai. Kur kontrabosas? Bagažinė.